Let's begin. Viskas, kas yra susijęs su skoniu, paskoniais, gaminimo ypatumais ir būdais, galite sužinoti čia, prieskonių mugėje, paragauti pasaulyje. Pagrindinis rėmėjas šios mugės yra prekybos ir pramogų centras Ozas, natūralūs prieskoniai iš Italijos Drogheria Alimentari, o mugės organizatorius Gerų minčių magijos projektas. Prekybos centre Ozas jau antrą kartą vyksta mugė Paragauk pasaulio. Tai yra mugė apie skonius, apie atradimus, apie maistą, maisto kultūrą, gaminimą ir, žodžiu, visą platų skonių pasaulį. Mes ragaujam to, ką siūlo mums išmokti įvairių šalių restoranai, kurie yra čia įsikūrę prekybos centre Ozas. Mes ragaujam prieskonių įvairiausių šalių ir mes sužinom, kaip skanų maistą pasidaryti namuose. Ką gamini, papasako, ką čia padarė ant stalo? Pizzą padarysiu, bet norėčiau daugiau padaryti. Iš ko gaminai pizzą? Čia blynai, kečupas, sūris, kumpis. Ne per maža tokiam vyrui pizza, tokia, kokia stovi ant stalo? Maža. Kokios norėtum pizzos? Parodyk ant stalo, kokia būtų tavo pizza, kurią galėtum suvalgyti? Tokia. Koks skonis? Labai skanu. Norit? Noriu. Paragauti. Pasidalinsi? Taip. Bet tai, kad labai mažai, čia tau neužteks. Užteks. O pavadinimus sugalvojot, jau sakėte, ne? Dar kartą pasakykit kokiam. Tai yra Havajų pica. Kokia? Havajų. Havajų? Todėl, kad spalvota? Aha. O todėl, kad šilta? O tu buvai Havajuose? Ne. Kai valgai pizzą, įsivaizduoji, kad esi Havajuose? Ne. O ką įsivaizduoji? Įsivaizduoju, kad esu pizzoje. Jeigu iš tiesų restoranas yra brangus, bet yra įsivaizdavimas, jūs buvote kur nors egzotiniai šalyje, ar ne, jau jūs ragavote, arba, kaip kitaip sakant, net nebūtinai buvote, ar ne, ragavote, turit supratimą apie tai, kas turėtų būti tailandietiška virtuvė, japoniška virtuvė ir panašiai, norite tai padaryti su savo namuose. Tai va, tikslas tokių renginių yra padėti tiem žmonėm, kurie gamina, susitikti su tais, kurie siūlo prieskonius ir su tais, kurie išmano apie maistą, kurie gali pakonsultuoti, padėti, sakykime taip, pradėti ragauti tą pasaulį. Today with Ibrahim Passages, Maisto Prekes, we are trying to demonstrate Turkish traditional dessert, baklava. What is it, baklava? Baklava is about Getorideşim layer of teşla and greconut, raşutukas and sviestas. So it's sweet, it's dessert, but people should know this is really useful because in our culture we believe sviestas is vaistas. Really? Yes. Why? Yeah, right. I see Lithuania is cold country and you like krepšinė. So this is zip calorie. It can protect you against cold weathers and I think it will be helpful if you really continue play basketball. I promise Lithuanian krepšinė komandas, but really my handmade baklava, if all of them, all comanda come to it, they will get a gold medal.
100 km šiaurės rytus nuo Vilniaus močiutė kaime gamina va tokį patiekalą savo šeimai, savaitgalį, sekmadienį. Ne, neįsivaizduoju. Tai būtų tikėtina, jeigu močiutės domisi naujomis madomis, tai yra labai tikėtina iš tikrųjų. Su močiutės valgo tokius patiekalus? Taip, mano valgo. Taip, ir senelis su močiutė, ir mama ir sesė. Čia mes bandom sutraukti maksimum praktikų, tai yra praktikuojančių virėjų, pardavėjų prieskonių, tų pačių augintojų prieskonių, kitų žmonių vienaip ar kitaip susijusių su maistu, su prieskoniais, kad jie iš pirmų lūpų paaiškintų, pamokytų, parodytų, padėstytų, galų gale supažindintų arba primintų žmonėm, ką, su kuo, kaip valgyti, galbūt ir kodėl valgyti taip, o ne kitaip. Na ir kažką tai eigoje duoti, paragauti, galbūt kažką patiems pasigaminti, atnaujinti įgūdžius, lengvai primirštus. Aš papasakosiu istoriją vieno jaunuolio. Vyrai labai dažniausiai prieskonius renkasi logiškai arba bent jau stengiasi daryti receptus labai pagal taisyklės. Bet aš pažinojau vieną jaunuolį, kuris iškepė man kažkada tai labai seniai kiaušinienę. Ir gale kiaušinienės, jau kada atėjo momentas dėti prieskonius, jisai pabarstė kavos. Aš paklausiu, ką tu čia darai? Sako, barstau kavą. O kodėl tu ją barstai kiaušinienę? Tai dėl to, kad, logiškai išmąstė, kad tai yra irgi prieskonis, kvapnus dalykas ir jisai įdėjo tos kavos į kiaušinienę. Ir pasakysiu, kad tai nebuvo blogai, tai buvo kažkoks atradimas. Aišku, aš net nededu kavos į kiaušinienę. Bet aš manau, kad yra dalykų, kurių verta pabandyti vardan ieškojimų. Ir niekada negali žinoti, kas yra geriausia arba tau skaniausia, galų gale skonio receptoriai pas mus visus yra skirtingi. Tai kodėl kartais nepabandyti įsidėti kavos į kiaušinienę? Get down.